Labą dieną. Mykolui Riomeriui nacionalinio teisėjo vaidmenį Hagos tribunole, kaip jis vadino, o tai buvo nuolatinis tarptautinio teisingumo teismas, teko atlikti 2 kartus. Pirmą kartą 1932 metais Klaipėdos krašto statuto aiškinimo byloje, apie ją aš jau pasakojau, ir tą pasakojimą galima rasti Mykolo Riomerio YouTube paskyroje. Antrą kartą Hagos tribunole jam teko būti 1938–39 metais, nagrinėjant geležinkelio Panevėžys – Saldutiškis bylą. Pirmoje byloje 32 metais Lietuva buvo prieš Britų imperiją, Italiją, Prancūziją, Japoniją, o šioje byloje Lietuva buvo prieš Estiją. Taigi turiu pirmiausia papasakoti apie Panevėžio Saldutiškio bylos kilmę. XIX amžiaus pabaigoje carinėje Rusijoje, o tuo metu Lietuva buvo carinės Rusijos dalis, Sankt Peterburge buvo įsteigta įmonė, kuri vadinosi taip Pirmoji Rusijos šalutinių geležinkelių bendrovė. Po kelių metų šiai bendrovei leista tiesti siaurojo geležinkelio liniją tarp Švenčionių ir Panevėžio stočių. 17 metais po Spalio revoliucijos perduota ši bendrovė sovietiniai Rusijos vyriausybei. 18 metais bendrovė nacionalizuota ir paskelbta sovietinės Rusijos nuosavybė. 18 metais, tais pačiais metais, taip, Lietuva, Latvija, Estija tapome nepriklausomomis savarankiškomis valstybėmis. Na ir 19 metais Lietuvos vyriausybė perėmė geležinkelio linijos Panevėžys – Švenčionys kontrolę Lietuvos valstybės teritorijoje. 20 metais buvo sudaryta Tartu sutartis tarp Estijos ir sovietinės Rusijos, kurioje buvo pažymėta, jog visas turtas tampa Estijos nuosavybė, tačiau akcijos suteikia Estijai teisės tik Estijos teritorijoje esančioms akcinėms bendrovėms ir nesuteikiamos teisės į tų pačių bendrovių įmonės už Estijos ribų. Tais pačiais metais 20 taikos sutartis buvo sudaryta tarp Lietuvos ir sovietinės Rusijos, pagal kurią Lietuvos valstybei perėjo visas Rusijos turtas esantis Lietuvos teritorijoje. 23 toji buvusioji carinės Rusijos bendrovė buvo reorganizuota Estijoje į Estijos bendrovę su analogišku pavadinimu tik estų kalba. Aš ją vadinsiu sutrumpintai Esimene. Jos buveinė buvo įregistruota Estijoje. 24 metais Esimene visuotinis susirinkimas suteikė bendrovės valdybai įgaliojimus parduoti Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje esančias geležinkelio linijas, kurias kažkada nutiesė ta carinės Rusijos bendrovė. Ši bendrovė Esimene estų nekartą kreipėsi Lietuvos vyriausybę, tačiau jokio atsakymo negavo. 31 bendrovė pateikė memorandumą Lietuvos vyriausybei, kuriame reikalavo teisingai atlyginti už Panevėžio Saldutiškio geležinkelio liniją. Tokių prašymų būta ir daugiau. 33 metais Lietuvos vyriausybė kreipėsi į mūsų instituciją, kuri vadinosi Valstybės taryba, ir prašė jos išaiškinti, ar bendrovė Estimene turėjo pagrindą pateikti Lietuvos vyriausybei civilinį ieškinį dėl siaurojo geležinkelio Panevėžys – Saldutiškis. Kitaip tariant, Valstybės taryba turėjo atsakyti Lietuvos vyriausybei, ar Estijos bendrovė buvo teisėta carinėje Rusijoje įsteigtos bendrovės įpėdinė, teisių perėmėja, jos teisinio subjektiškumo tęsėja. Valstybės taryba išaiškino, kad bendrovė Rusijoje buvo likviduota, o jos turtas buvo nacionalizuotas. Taip pat pažymėjo, kad buvusios bendrovės akcininkai, vadovaudamėsi Estijos teisės aktais, įsteigė naują bendrovę, suteikdami jai senosios pavadinimą, tačiau nesilaikydami pirminės bendrovės įstatų. Taigi, pagal Valstybės tarybą 18 metais sovietinėje Rusijoje vykdyta nacionalizacija nebuvo susijusi su Lietuvoje esančiu bendrovės turtu. Tai reiškia, kad Lietuvos valstybei perėjo teisė be atlyginimo perimti geležinkelį, naudotis pašto, telefono, telegrafo paslaugomis ir panašiai. O teisė eksploatuoti geležinkelį vykdoma remiantis Lietuvos civilinės teisės normomis. Taigi, Valstybės taryba padarė išvadą, kad Estijoje įsteigta bendrovė nėra carinėje Rusijoje veikusi bendrovė, todėl ji neturėjo jokio teisinio pagrindo Lietuvos vyriausybei pateikti civilinio ieškinio. Na, 34–36 metais
vis tiek vyko derybos šiuo klausimu tarp Lietuvos ir Estijos, Estijai ir toliau siūlant nupirkti geležinkelio liniją. Na, Lietuvos vyriausybė nurodė, kad estai gali kreiptis į Lietuvos teismus ir nagrinėti klausimą Lietuvos teismuose. Tačiau Estija to nepadarė, nes 37 metais įtvirtino, kad buvo pažeista 34 metų sudaryta prekybos konvencija tarp Lietuvos ir Estijos, bet to įkėlė abejonės dėl Lietuvos teismų jurisdikcijos. Kodėl? Todėl, kad Lietuvoje nebuvo administracinio teismo, o estų nuomonė ši byla galėjo būti nagrinėjama tik administracinėme teisme. 37-ais Lietuva atsisakė nagrinėti Estijos reikalavimą ir Estijos vyriausybė atitinkamai informavo Lietuvą, kad ši ketina perduoti bylos nagrinėjimą nuolatiniam tarptautinio teisingumo teismui, Hagos tribunolui. Lietuvos vyriausybė atsakė nekeičianti savo pozicijos ir pabrėžė, kad dviejų valstybių draugiški santykiai galėtų leisti taikiai išspręsti ginčą, jei Estijos bendrovei nepavyktų laimėti bylos Lietuvos teismuose. Taigi dar kartą pasikartojo, kad kreiptųsi į Lietuvos teismus. Estai nesikreipė, kreipėsi į Teisingumo teismą 37 lapkričio 2, na ir taip buvo iškelta byla Lietuvos Respublikos vyriausybei. Estijos vyriausybė prašė Teisingumo teismo pripažinti, kad Lietuvos vyriausybė neteisėtai atsisakė pripažinti Estijos bendrovės teisės ir atlyginti už neteisėtą geležinkelio linijos perėmimą bei eksploatavimą, bet to buvo reikalaujama atlyginti ir patirtus nuostolius. 38 kovo 15 dieną Lietuva atsakė į Estijos vyriausybės memorandumą pateiktą Teisingumo teismui, pareikšdama du prieštaravimus. Ir jie vadinosi ekscepcijomis. Taigi vienas prieštaravimas buvo susijęs su tuo, kad Estijos vyriausybė nesilaikė bendrosios tarptautinės teisės normos, nustatančios, kad ginčas turi turėti ryšį su valstybe pareiškėja ne tik ieškinio pateikimo metu, bet ir žalos padarimo metu. Antras prieštaravimas susijęs su tuo, kad Estijos vyriausybė nesilaikė bendrosios tarptautinės teisės nuostatos, nustatančios, kad pirma būtina pasinaudoti visomis valstybės vidaus teisės suteiktomis priemonėmis, tai yra kreiptis į Lietuvos teismus. Lietuvai pareiškus prieštaravimus, bylos nagrinėjimas sustabdytas. Estijos vyriausybė turėjo pateikti savo komentarus į tuos du Lietuvos prieštaravimus. Kas gi vyko toliau? Taigi skundas pateiktas Hagos tribunolui, prieštaravimai iš Lietuvos pusės pateikti Hagos tribunolui. Netrukus Mykolas Riomeris iš užsienio reikalų ministro Stasio Lozoraičio gavo oficialų pasiūlymą būti teisėjų ad hoc šioje byloje Hagoje. Tapęs tuo nacionaliniu teisėjų ad hoc Panevėžio Saldutiškio byloje, Mykolas Riomeris rašė, cituoju: "Prašau ir meldžiu dieviško palaiminimo ir teisingo įkvėpimo teisėjams ne tik dėl to, kad esu Lietuvos vardu ir kad Lietuvos klausimas man arčiau ir kad mano asmeninė padėtis Lietuvai naudinga, kad Lietuva laimėtų, jei tai kils iš teisėjų proto ir sąžinės, bet ir dėl to, kad mano nuomonė Lietuvos byla yra gryna ir teisingumas bei tiesa yra jos pusėje, nes tai, ką Estija gina ir reikalauja iš Lietuvos, yra spekuliantų gaujos interesas, kuri apgavikiškomis kombinacijomis siekia susikurti dirbtinius titulus, kurie jai nepriklauso, ir pasipelnyti Lietuvos sąskaitą, įsteigiant realiai neegzistuojančią bendrovę." 38 birželio 13 tribunole susirenka teisėjai, įskaitant ir Mykolą Riomerį. Lietuvos delegaciją sudarė Teisių fakulteto dėstytojas, Užsienio reikalų ministerijos pareigūnas Tadas Petkevičius, Užsienio reikalų ministerijos juriskonsultas Domas Krivickas, Užsienio reikalų ministerijos referentas Montvila, vertėjas Defarija E. Castro, na ir vyriausybės atstovas šioje byloje, advokatas mūsų valstybės, buvo Mandelštamas. 38 birželio 21 dieną Riomeris pavadino lemiamą, nes turėjo pradėti ryškėti teisėjų nuomonės apie bylą. Jis rašė savo dienoraščiuose: "Telaimina Dievas Lietuvą, prižiūrėk jos bylą." Na, pirmiausia, teismas sprendė dėl tų dviejų klausimų. Jisai sprendė, ar tuos du klausimus, tuos prieštaravimus pateiktus Lietuvos, ar juos reikia nagrinėti čia ir dabar, ar juos geriau nagrinėjant bylą iš esmės. Teisėjai 12 balsų persvara buvo už tai, kad Lietuvos ekscepcijos būtų prijungtos prie bylos nagrinėjimo. 3 teisėjai balsavo prieš, tarp jų ir Riomeris.
Jis prisipažino, kad balsavo prieš tų prieštaravimų įtraukimą į bylos nagrinėjimą tik todėl, kad jis buvo nacionalinis teisėjas. Cituoju, man buvo sunku nuvilti savo valstybę, kurios vardu esu čia. Lietuvoje galbūt tai būtų priimta skandalingai. Tai yra prigimtinė nacionalinių teisėjų ad hoc instituto tarptautinėme teisme klaida. Jie negali būti visiškai laisvi. Tačiau Riomeris prisipažino, kad dar ir geriau, kad ekscepcijos bus prijungtos prie bylos nagrinėjimo, nes nusprendus jas nedelsiant nagrinėti, jos galėjo būti apskritai atmestos, juk teisėjai nebuvo susipažinę su visais teisiniais argumentais, faktais, be to nacionalinis teisėjas pastebėjo, kad dauguma teisėjų buvo linkę palaikyti Estiją. Jis nesuprato, kodėl. Galbūt dėl to, kad teisėjams susidarė įspūdis, jog Lietuva vengia mokėti, o Estija atstovauja nuskriaustąjį siaurojo geležinkelio savininką. Riomeriui kilo didelės abejonės dėl to, ar Estijos bendrovė buvo ta pati, kuri buvo įsteigta carinėje Rusijoje ir turėjo licenciją siaurajam geležinkeliui. Jam atrodė, kad nei vienas teisėjas nežiūri į šį klausimą rimtai, o būtent kaip tik šį tapatybės ar nacionalinio kompanijos priklausomybės ryšio klausimą teisėjas Mykolas Riomeris laikė esminiu. Jeigu tai ta pati bendrovė, tai Lietuva turi atlyginti, jei ne, atlyginimo taisyklė negalioja. Vienas iš iškiliausių Hagos tribunolo teisėjų italas Dionizio Anziloti teikia didelę reikšmę antram Lietuvos prieštaravimui, kad Estijos bendrovė neišnaudojo visos Lietuvos teisminės sistemos ar nesikreipė į teismus Lietuvos. Jis darė prielaidą, kad tol, kol ši sistema nėra išnaudota ir kol negalima patvirtinti Lietuvos deni de justice teisingumo paneigimą, jeigu teismai, sakykime, šališkai būtų išnagrinėję estų reikalavimą. Tegalėjo būti nė kalbos apie Lietuvos padarytą tarptautinį pažeidimą, suteikianti Estijai teisę kreiptis į Hagos tribunolą, nebent būtų nustatyta, kad Estijos bendrovės reikalavimai nėra teismingi Lietuvos teismams. Taigi, 38 birželio 30 buvo priimtas Hagos tribunolo potvarkis prijungti Lietuvos vyriausybės prieštaravimus prie bylos iškeltos pagal Estijos Respublikos skundą, kad kartu būtų sprendžiama dėl Lietuvos prieštaravimų ir kilus poreikiui byla nagrinėjama iš esmės. Po šito sprendimo laikino Riomeris grįžo į Lietuvą, nes buvo suteikti nemenki terminai ir Lietuvai ir Estijai, kontrmemorandumams, replikoms, duplikoms pateikti. Riomeris Lietuvoje planavo susitikti su pareigūnais, kurie prisidėjo prie proceso byloje prieš Estiją, planuoto surengti pasitarimą dėl gynybinės orientacijos. Riomeris prisipažino, kad Lietuvos delegacija įdėjo daug pastangų į Lietuvos pozicijos gynybą, bet veikia tam tikrame vakume. Jis pastebėjo, kad delegacija savo argumentams ir prielaidoms surinko XIX amžiaus vidurio precedentų, tačiau kritiškai nesvarstė, ar jie galėjo būti tinkami kilusiam konfliktui. Riomeriui atrodė, kad Lietuvos gynyba turėjo būti lankstesnė. Užsienio reikalų ministerijoje vyko Riomerio prašymų sušaukti pasitarimai. Riomeris siūlė kolegoms viską gerai pagalvoti, apgalvoti, pasverti. Kaip jis rašė, juk kalbama ne apie kažkieno ambicijas, o Lietuvos gynybą. Diskutuojama buvo ir dėl kitos tezės gynimo. Tai yra dėl to, kad Lietuvos valstybės ir Estijos bendrovės ginčas teismingas civiliniams, o ne administraciniams teismams, kurių, kaip nekartą Riomeris pabrėžia, Lietuvoje nebuvo. Lietuvos teisėjai atrodė, kad ši tezė būtų kapitali, nes jeigu Lietuvos civiliniai teismai kompetentingi nagrinėti šį ginčą, tai Estijos vyriausybė negalėjo kreiptis į Teisingumo teismą, aplenkdama nacionalinius teismus. 39 sausio 16 Riomeris grįžo į Hagą. Vykstant teisėjų svarstymams įvyko dar kai kas. Netikėtai Riomeriui viešbutyje po pusryčių į jį kreipėsi belgų teisėjas De Fischeris. Tai, kad nuolatinis Teisingumo teismo teisėjas kreipėsi į nacionalinį teisėją, buvo labai neįprasta, ypač pačios bylos nagrinėjimo pradžioje. Belgas atkreipė dėmesį tai, kad kai tik sovietai turėdavo galimybę pasisakyti daugelyje užsienio bylų dėl buvusių Rusijos juridinių asmenų, jie deklaruodavo, kad sovietų įstatymais ne tik nacionalizuojamas asmenų turtas, bet ir likviduojamas juridinio asmens statusas, o tai, pasak Riomerio, prieštarauja estų tezėms. Belgas pastebėjo, kad teismui būtų sunku aiškinti sovietinę teisę priešingai nei tai daro patys sovietai. Pabrėžė ir tai, kad būtų sunku teismui logiškai užbaigti bylą pagal estų reikalavimus, nes taip būtų paneigta sovietų liaudies teisės autonomija.
Tokie belgų teisėjo pamąstymai buvo naudingi Lietuvos pozicijai. Taip pat belgas atkreipė dėmesį, kad Lietuva buvo be reikalo remiasi koncesijos teze, nes carinėje Rusijoje įsteigta bendrovė buvo likviduota sovietinių dekretų dėl nacionalizacijos pagrindų. Taigi apie jokią koncesiją nebuvo ir kalbos. Dar visai neseniai abejojęs dėl galimybės, kad Teisingumo teismas palaikys Lietuvos poziciją, po pokalbio su belgų teisėju De Fischeriu Riomeris pasijuto optimistiškiau. Taip pat teisėjas ad hoc pabrėžė, kad teismas buvo atsargus, ypač dėl to, kad tarptautinės teisės ir jos organų funkcijos susverdėjusios ir nebuvo galima ignoruoti nacionalinės teisės autonomijos. Antraip, pasak teisėjo ad hoc, teismas susikompromituotų ir susilpnintų savo vaidmenį tarptautinėme sambūvyje. Cituoju Riomerį: man susidarė įspūdis, kad teisėjai, ypač vyresni, labai jautriai reaguoja šios svarstymus ir kad visų pirma jiems rūpi teismo prestižas, kuris, kiek suprantu iš Fischerio žodžių, sutampa su šioje byloje Lietuvos ginama pozicija. Todėl bylos prognozėse esu linkęs būti optimistiškesnis. Visai netrukus belgų teisėjas vėl pakalbino Mykolą Riomerį. Iš belgo žodžių paaiškėjo, kad planuojama atmesti Estijos skundą. Riomeriui buvo įdomu, ar belgas išreiškė savo nuomonę, ar vis dėlto daugumos teisėjų nuomonę. Jam atrodė, kad daugumos. Be to, jo pastebėjimų tarp teisėjų įvyko bendras bendravimas. Kažkoks vyko bendravimas bylos klausimais, kuris buvo slepiamas nuo nacionalinių Lietuvos ir Estijos teisėjų. Pasikeitimas preliminariomis nuomonėmis tęsiasi. Teisėjas ad hoc pastebėjo, kad aiškėja logikos linija. Tai yra, Teisingumo teismui negalima buvo leisti daryti kategoriškų ir ryžtingų pareiškimų dėl pačios bylos esmės, susijusios su sovietinės nacionalizacijos dekretais ir apskritai su Rusijos revoliucija, kurią teismas norėjo nutilėti. Dienoraščio autorius pastebi ir kitą dalyką, kad pasibaigus antrai teisėjų pasikeitimo nuomonėmis dienai, De Fischeris į savo kabinetą pasikvietė estų nacionalinį teisėją Strandmaną. Riomeris stebėjosi, ką jiedu galėjo kalbėti, kai De Fischeris prieštaravo visoms tezėms, kurias norėjo išsaugoti estų nacionalinis teisėjas Strandmanas. Strandmanas buvo paveiktas belgo. Po pokalbio su juo Strandmanas paprašė teisme žodžio ir visus apstulbino, pareikšdamas, kad keičia savo nuomonę dėl antro Lietuvos prieštaravimo, pritardamas jam. Jis pabrėžė, kad taip daro dar ir dėl to, kad jam yra brangūs santykiai tarp Lietuvos ir Estijos. Tada Riomeris suprato, ką galėjo pasakyti belgų teisėjas estų teisėjui ad hoc. Cituoju: jei nebus pritarta lietuvių ekscepcijoms tiems prieštaravimams ir jei teismas pradės nagrinėti bylą iš esmės, jis tikriausiai nepripažins Esimenos buvusios Rusijos akcinės bendrovės teisių perėmėją ir tada Esimena pralaimės bylą visiškai ir Esimena niekada negaus jokios kompensacijos. O jeigu bus pritarta antrai lietuvių ekscepcijai, tai reiškia, kad byla bus perduota Lietuvos teismams ir ji gali grįžti į Hagą. Ir dėl šios priežasties Lietuva dar gali padaryti tam tikrų nuolaidų, tuo labiau, kad ji pati žadėjo siekti tokiu atveju kompromiso. Riomeris dienoraščiuose tokį estų teisėjo Strandmano veiksmą pavadino coup de théâtre ir salto mortale. Akivaizdu, kad gero įspūdžio jam tai nepadarė. Toks estų teisėjo veiksmas nulėmė keistą proestiškų pažiūrų teisėjų situaciją, kadangi pats estų teisėjas nepalaikė Estijos valstybės tezių. Galutinėme sprendime teismas nepriėmė pirmos ekscepcijos, remdamasis teismo statuto 62 straipsniu, o antra ekscepcija buvo priimta kaip pagrįsta. Tokį sprendimą ir jo argumentaciją Riomeris vertino dviprasmiškai. Pirma, toks sprendimas prieštaravo 38 birželio 30 dienos teismo potvarkiui, kurio buvo nuspręsta prijungti ekscepcijas prie bylos esmės, o bylos esmė taip ir liko neištagrinėta. Neatsakyta, ar Estijos bendrovė buvo teisių perėmėja, ar ne. Ar konkrečiu atveju nacionalinis priklausomybės ryšys tarp asmenų ir valstybės suteikia valstybei teisę vykdyti diplomatinę gynybą ir panašiai. Tačiau kartu dėl pirmos ekscepcijos teismas pabrėžė ir sovietų teiginius, jog nacionalizacija nutraukė bendrovės egzistavimą. Taigi Riomeris stebėjosi tuo, kad antra ekscepcija pripažinta, jog Estijos bendrovė turėjo išnaudoti nacionalinės teisinės priemonės ir Denis de Justice atveju kreiptis į teismą. Bet kokia to prasmė, jeigu remiantis pirmos ekscepcijos argumentacija, įskaitant ir tą, kurią dalyjosi teisėjai preliminarių diskusijų metu,
greičiausiai teismas nepalaikys Estijos ir ši patirs bereikalingų išlaidų. Kaip matome, teismo sprendimas buvo grįstas ne tik teisiniais argumentais, bet ir politiniais nusiteikimais, nenoru gilintis į sovietinę teisę, tvirtinant esą teismui būtų sunku aiškinti ją, priešingai nei tai daro patys sovietai. Teismas nenorėjo savo sprendime nors kiek liesti klausimo dėl Estijos bendrovės tapatybės, nes tas klausimas buvo susijęs su sovietinės nacionalizacijos ir Rusijos revoliucijos klausimu. Teismas vengė šių klausimų. Na, tai buvo naudinga Lietuvai ir aišku nenaudinga Estijai, bet tai neturėjo nieko bendra su teise. Tai rodo nacionalinių teisėjų pokalbiai su belgų teisėjų, kurių iš tikrųjų net neturėjo būti. Taip pat ir noru, kad šis reikalas liktų visam laikui sustabdytas. Ir apskritai paaiškėjo ir kai kurios kitos detalės. Pavyzdžiui, tai, kad Hagos tribunolas vengdavo atmesti ieškinius, nes bijodavo likti be bylų, vengdavo principingų, kategoriškų teiginių, kurie pernelyg įpareigotų ateityje priimant sprendimus. Nepaisant šių dalykų, geležinkelio Panevėžys-Saldutiškis byla, The Panevėžys-Saldutiškis Railway Case, yra žinoma visame pasaulyje. Nes kaip tik šioje byloje buvo suformuotas diplomatinės gynybos principas, pagal kurį, norint imtis diplomatinės gynybos veiksmų, nacionalinis ryšys su nukentėjusiuoju būtinas žalos atsiradimo metu. Taip pat tarptautinės teisės jurisprudencijos vystymuisi svarbi ir teisingumo teismo nuostata dėl vidaus gynybos priemonių išnaudojimo. Apie šio sprendimo indėlį į tarptautinės teisės doktriną siūlau pasiskaityti Ryčios Atkausko knygą Tarptautinis teisingumas ir Lietuva. Grįžęs į Lietuvą, Riomeris dalyvavo įvairiuose susitikimuose, kuriuose pasakojo apie geležinkelio Panevėžys-Saldutiškis bylos nagrinėjimą. Jam teko kalbėti konfidencialiame teisininkų ir užsienio reikalų ministerijos atstovų susirinkime, kuriame jis pristatė bylą ir komentavo sprendimą. Teko kalbėti ir ministrų tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo ne tik ministrai, viceministrai, bet ir vyriausio tribunolo pirmininkas, jo Klaipėdos skyriaus pirmininkas, buvęs ministras pirmininkas Tubelis, užsienio reikalų ministerijos juriskonsultai, valstybės tarybos pirmininkas, visa šios bylos Lietuvos delegacijos grupė. Taryboje Lietuvos teisėjas pasakojo 2 valandas ir baiminosi, kad gal pernelyg detaliai papasakojo, nes daugelis nebuvo teisės profesionalai ir galėjo nesuprasti teisinių subtilybių. Skaitytos buvo paskaitos ir Rotary klube, ir teisininkų draugijoje, teko jam pasakoti ir studentams, kurie paskaitose pasitiko savo profesorių plojimais. Studentai patys prašydavo teisėją ad hoc Mykolą Riomerį papasakoti apie bylos nagrinėjimą Hagoje. Kadangi studentams negalėjo atskleisti visų teisminių paslapčių, tai Mykolas Riomeris apsiribodavo pasakojimais apie patį teisingumo teismą, Hagos tribunolą, jo struktūrą, teisėjus, bylų nagrinėjimo tvarką, lietuviškus prieštaravimus. Vieną paskaitą jis atšaukė dėl įvykių susijusių su Klaipėdos krašto aneksija 39 metais. Jis rašė dienoraščiuose, atėmė norą skaityti. Mykolui Riomeriui atrodė, kad, cituoju, skausmo, gedulo ir gėdos atmosferoje nedera kalbėti apie tokius dalykus. Ačiū.